turiu problemitę. Galvoju, kad čia pasodinsiu pusę dėžutės hidiočia. Pusę higrofilų, pusę vienų rotalų, pusę kitų. Bet hidiočia pasodinau saują, o 2-litrinis viedras pilnas liko. Augalų turiu žymiai per daug. Dabar sodinu rotalą. Kaip susidėjau dėžės, 2 telpa. Susidėjau taip, kad išeitų paimti nuleidus. Ir dabar tas aukštis su krevetėmis gal ir yra geras. Bet su šamais per mažas aukštis indelio išraustų šamai. Krevetės neišraus iš dugno, bet, pavyzdžiui, šitų. Rotalo šaknis dabar yra labai ilgas. Tai aš jų visų nesukišu. Va čia yra su 3 šakom. Vienas rotalas geras. Ir sodinu, viršūnės išleis naujas pagal naują vandenį, tada nukirpsiu ir persodinsiu. Dabar sodinu ganėtinai tankiai, jos įsiraičiusios, jos visas tiesis į šviesą įsities. Tada viršūnės bus gražias, vat kaip čia. Šitas irgi, šiandien arba rytoj ateis laikas nukirpti viršų, išrauti senas šaknis ir susodinti tik viršūnės. 2 tokius kubus turiu pilnus. Tai va, taip atrodo viršūnė, nors pasodini tokias. Paskui nukirpi ir šitas jau yra su gruntu, po grunčiu, tai čia auga kaip nuprotėjusios. Ir tos tokias bus. Tik tiek, kad čia mažiau šviesos. Lėčiau augs.